Na, tai sveikos. Pradedu naują savaitę. Tai šiandien yra vasario 1 ir nieko nelaukus, iš karto suku ruletę, pažiūrėsim, kas iškris. Negi vėl tas pats bažnyčia. Ne. Nu, nepykit, bet šį kartą aš nenoriu jos vėl. Kažkaip netraukia man jinai, nežinau. Nežinau kodėl, bet jinai kažkodėl man netraukia manęs ir dabar jinai visiškai, nesenai buvo išsukta. Tai pažiūrim, ką dabar. Aha, nu tai va. Tai va šitas, tai tikrai malonumas yra ir tikrai noriu aš jį siuvinėti. Tai pasimsiu šitą darbą ir vėl pajudinsiu aš jį po truputį. Dar galiu parodyti, man atrodo, aš jį čia turiu kažkur tai. Oi, atsiprašau. Va, kaip tik turiu netoli. Štai, primenu, kaip atrodo. Šiai dienai atrodo štai taip. Ir dabar ką aš keliausiu kur? Keliausiu turbūt čia. Užpildysiu, va štai šitą žaisliuką pabaigsiu pildyti. Čia žemyn, gal reiks truputį žemiau pasidaryti rėmelį tą. Kaip jisai užstrigo? Lankelį. Lankelį žemiau pasidėsiu, kad galėčiau čia va tą apačią padaryti. O apačia čia yra dar čia nuo šitų mandarinų, dar čia į apačią yra ornamentai, čia ta žaisliukas, dar čia yra kažkas, paskui čia dar yra. Tai va, stiklinaitė ta kaip ir baigta beveik, čia reikia į viršų tik šiaudelis. Nu va, ir pasiuvinėsiu. Tai žiūrėsiu, kiek va šiandien sekmadienis, tai va pažiūrėsim, kiek man pavyks pasiuvinėti ir jau parodysiu kažkokį tai progresą. Taigi, pasiuvinėjau vakar ir ką aš išsiuvinėjau. Tai pasipildė šitą va, išsiuvinėjau, pabaigiau žaisliuką ir tuos intarpus padariau, pradėjau šitą vaisių, man atrodo, čia toks pat kaip čia bus apelsinas. Tada čia padariau, baltus, šito nebuvo. Visiškai ir truputį dar, kadangi to violetinio siūlo liko, tai dar čia truputį pasiuvinėjau, bet labai nedaug. Tai štai pasipildė mano darbas truputį ir jau dėsiu aš jį į šoną ir čia nebaigiau šito apelsino, dėl to, kad reikia lankelį perdėti ir kažkaip galvoju, vis tiek šitas darbas gana dažnai iškrenta, tai užtenka vieno vakaro jam. Ir dabar einam sukti toliau ruletę ir pasižiūrėsim, ką galėsiu šiandien vakare pasiuvinėti. Na va, tuoj atsisuks mano šitie ir žiūrim. Žiūrim, ką turim. Elniukas, ne? Nu va. Nu, ruletė tikrai jau įsijautė į žieminius darbus. Ir jinai nori, kad va tie darbai greičiau pasibaigtų. Aš irgi aišku noriu. Nors jau pasiilgau faktiškai va šitų didelių darbų, tai Nesvarumo ir Čiurlionio pasiilgau. Nu bet nieko, ką darysi dabar? Tai dabar taip, nesenai, kadangi siuvinėjau aš tą elniuką, jisai turėtų čia pas mane kažkur būti. Tuoj palaukit, va. Tai dabar ir parodau, ką mes turim. Tai nesenai žiūrėjom, praeitą savaitę aš jį siuvinėjau ir, kaip sakiau, pabaigiau dovanėlės, tai liko čia bekstičius padaryti ir toliau eisiu kūnelį siuvinėti. Tai dabar, nežinau, gal kūnelį paaiškiai pasiuvinėsiu, žiūrėsiu. Bet šiandien vakare kažką pasiuvinėsiu ir rytoj ryte aš jau parodysiu. Šiandien yra antradienis. Tai va, ir pasižiūrėsim, kiek man pavyks jo padaryti. Elniuko, kad greičiau judėtų jisai link pabaigos. Va. Ir kitai žiemai galėčiau aš įsirėminti. Tikiuosi. Tai tiek šiandien ir susitiksim rytoj iki. Na tai sveikos. Šiandien yra jau ketvirtadienio vakaras ir parodau, ką aš išsiuvinėjau. Tai kaip matote, atsirado kanopėlė. Tik dar nedariau apvadų, bet išsiuvinėjau kanopėlę ir truputį kūnelio pradėjau siuvinėti. Tai va tiek nedaug ir padariau. Dar tiesa čia
čia užpildžiau kažkur buvo, čia tiesa varpeliuose tose, vat, pildžiau, čia vat pildžiau tokius pavienius kryželius, ausytėje čia buvo ne viskas išsiuvinėta, čia vat buvo keli kryželiai, o paskui jau pradėjau ir kanopėlę. Tai va, tai tokio pasikrapštimo buvo, pavienių tokių kryželių ir tiesiog dabar jau gavosi taip, kad bus daugiau visokių kryželių įvairių spalvų, bet važiuokit iš tolo, visai matosi gerai ta kanopa, tik aišku, dar reikės apadus padaryti, tai bus ryškesnė jinai. Na va, ir dabar einu pasidarysiu savo kompiuterį ir prasuksiu ruletę, pasižiūrėsim, ką šį kartą jinai man išsuks. Na, ruletė eilinį kartą sukasi ratu. Tai palaukiu dabar, kol atsisuks elniukas ir galėsiu pabandyti išsukti ir pasižiūrėti, ką jinai man šiam vakarui duos. Šiaip sakau, pasiilgau tų didžiųjų darbų, visai norėčiau. Tai va, to ir pasižiūrėsim. Nu va, puiku, čiurlionis. Labai gerai, tikrai pasiilgau, tai to atsinešu ir parodau. Netoli nereikia eiti, aš čia palaukiu truputį. Čiurlionio paveikslas. Taip, tai dabar pasidedu. Va, pasidėjau, palaukit, taip, va, mano čia lapai. Štai tiek turiu čiurlionio. Ir kaip matote, jau esu padarius visai neblogai. Kur čia mano yra pieštukas. Va, tai primenu, jau čia ranka bent matosi, jau čia viršus jau daugiau nesiuvinėsiu, nes sunku laikyti. Tai dabar eisiu va čia apačią, tai reikės, reiškia, išsiuvinėti 3, pasimsiu 1, 2, 3 ant 5, pasidarysiu tokį ir tame platelėje siuvinėsiu. Tai va šiandien vakare pasiuvinėsiu, rytoj nežinau, ar turėsiu galimybę, tai rytoj ir sužinosite, arba kitą dieną. Tai tiek, čiurlionis, labai smagu, kad eis į priekį, pajudės ir pažiūrėsim, kiek kryžiukų man pavyks jame padaryti. Norėčiau, aišku, padaryti tą visą platelį 3 ant 5, 1, 2, 3, čia 4, dar reikia įsibraižyti vieną dešimtuką. 3 ant 5 norėčiau tą plotelį padaryti ir tada gaunasi taip, kad čia 1, 2, man atrodo, 3 ploteliai po tokie gabaliukai. Tai faktiškai per 3 kartus būtų galima padaryti iki pat viršaus čia ir vėl toliau keliauti į šoną. Bet kaip seksis, nežinau, pasižiūrėsim. Na ką, tiek, einu siuvinėti. Na, tai sveikos ir štai galiu jau parodyti. Štai tas mano gabaliukas 3 ant 5 padarytas. Ir dar truputį daugiau, bet labai nedaug. Tai va, šiandien yra jau sekmadienis, tai yra paskutinis mano šios savaitės darbas. Ir va čia, va, matote, jau baigėsi va toksai puslankis, yra šviesios erdvės ir va čia va eina ranka jau. Tai va čia jau bus daug labai tamsių spalvų toliau, va čia irgi, pavyzdžiui, kai siuvinėjau, va čia, tai irgi pradžiai buvo tų pavienių, bet po to tamsios spalvos dominavo faktiškai labai taip, paskutinę spalvą, kur dariau dabar, tai labai daug čia tų kryželių reikėjo padaryti. Tai kiek čia laiko aš užtrukau, faktiškai penktadienį visiškai nesiuvinėjau šito darbo, tai ketvirtadienis, šeštadienį truputį ir šiandien truputį, sekmadienį, tai 3 vakarai ir padaryta. Tai sakau, visa laimė, kad čia buvo daug viena spalva siuvinėta, nes jeigu reikėtų knibinėtis va kaip čia, tai tikrai nespėčiau. Tai va, tai padariau čiurlionį, patenkinta esu labai ir čiurlionių uždarau šią savaitę. Tai ši savaitė nebuvo labai turtinga darbais, gavosi kaip gavosi, bet įvairios tos savaitės būna ir visko pasitaiko. Tai ką, tai tada galiu pasakyti, kad dar galiu parodyti, kiek čia yra iki galo išsiuvinėta ir dabar keliausiu dar čia. Truputį blaškausi, bet taip jau būna, sekmadienio vakaras. Viskas, padedu šitą darbą ir ačiū, kas žiūrite.
Ačiū, kad komentuojate. Gal turit kokių klausimų, tai parašykite. Ir susitiksime jau kitą savaitę. Ate.